Buka. Nu, kaip šventės praėjo. Nepersivalgėt. Nepadarėt nuodėmės tos didžiosios. Kažkaip nepersivalgėt turbūt sunkiai pavykst per kūčias. Atrodo, kad ir po kąsnį tik tais paragauji ir vis tiek po visko būna labai blogai. Jauties toks pilns visas, prikimšęs visko. Nu ja, šiaip mieste jautęs, kad po švenčių eismas labai nedidelis. Aišku, dar anksti ir yra, nu, bet tokiu laiku jau vis tiek būdavo judesys. Dabar, nu, aišku, yra, negali sakyti. O, atsiprašau. Yra tas judesys, negali sakyti, bet ne toks kaip įprasta darbo diena. Kaip bebūtų. Pirmadienis darbo diena, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis nedarbo diena, penktadienis darbo diena. Tai daug kas turbūt pasidarė ilgą savaitę išeiginių. Praktiškai atostogas gaunas, netgi ne išeiginės, savaitėlės trukmės. Nu, o mes dirbam. Nes įmonėms reik medienas, reik vežti. Kitaip sustos darbai. Ne, juokauju, sustoti nesustos darbai, nes didžiosios įmonės prisibubinusias medienas yra taip gan normaliai. Tai tas kelias dienas, jeigu nedirbtum, tai tikrai nepajaustų. Pajaustų tik buhalteriai, kad kažko tai darbo nėra. Nėra kam paskaičiuoti sąmatų visų. Mes buvom iš vakaro pasikrovę ir važiuojam į Menčius išsikraut medienos. Blemba kokia sunki mediena. 2/3 mašinas pasikroviau. Kas čia tiek yra. Neja daug pakraut, nes blemba žiūriu, jau svoris pasiekts. Einu, na čia. Labai sunki. Kubatūras nėra, o svoriai yra. Nu ką padarys. Yra kaip yra. O po to greičiausiai reiks važiuoti į Tirkšlius, Rastų paimti. Į tos pačius Menčius nuvežti. Į naują Akmenę. Nes bent jau čia sandėlį, prie Šiaulių naują sandėlį pradėjo kirsti. Saka, medienas bus, bet kokiu oru gali važiuoti. Nuvažiuoju. Nu, bet kokiu oru gali važiuoti. Bet eismas žmonių belė koks. Jau turi taip atsistoti, kad lengvikė šonų praeitų, o ten tie žvyrkeliai tokie kaip būn. Vietinės reikšmės tai nebūn tokie, nu, vienos juostas, bet biškį platesnė. 2 mašinas taip jau sunkiai prasilenka. Prasilenka, aišku, bet jau 70 važiuodams neprasilenks, tikrai tolesnių greičių. Jau turi biškį lėtinti. O kai ypač va tokia stov kaip miškovežis, tai jo labiau ten, nu ne milimetrovkėm ein, aišku, kai kurie milimetrovkėm važiuoja. Nes labai bijo ir į griovį važiuoti ir bijo prie mašinas prisilies, nors tos vietas atrodo yra apšiai. Ypač kai pasitraukia į šoną biškį. Iš čia kai kroviaus vienu ratu praktiškai pievą įvažiavęs buvau. Vieną pusę, nu tai, nes jeigu pilnai ant kelio atsistočiau, tai tikrai nepravažiuotų. O kita pusė jau, nu kaip ir gaunas normaliai tos vietas. Tai blemba, privažiuoji, tryps aplinkui. Nu matau, kad bijo važiuoti. Sutraukiu vieną koją tą atraminę, kad žmogus jau taip drąsiau jausus pravažiuotų. Pradėjo važiuoti, vis tiek sustoja, atgal važiuoja. Atsisukau, rodau, važiuokit, yra vietas. Nu tai taip nedrąsiai važiuoju, nu blemba, žiūri. Pusę metrą nuo mašinas ir nuo kelkraščio pusę metrą. Nu, tai ten, aišku, tas pusę metrą kai kuriem gal atrodo nedaug, bet šiaip realiai yra labai daug. Kiti atvažiuoja su priekabikė, čiut nepristabdė pralek.
Nu, čia jau nuo žmonių įgūdžių turbūt. Kas jau daugiau važiavęs, daugiau patirties, tas ir baimės mažiau turi tokiais atvejais. Va, tai nuvažiuoju, sakė, medienas kokios tik nori, atvažiuoju. Nu, yra tos medienas, negali sakyti. Ir lapuočio tara, ir berža tara, ir eglės tara, ir malko eglės, ir malko juodalksnė, ir popiermedžio eglės, ir popiermedžio pušės, ir popiermedžio berža, ir rastų, bet visko pabiški. Nu, buvo eglės taras nemažai palyginus, mašina drąsiai būtų, gal daugiau būtų buvę. Berža taras irgi, bet visi po 2,60 ilgis, šiaip standartinis taras ilgis 2,40. Tai 2,40 jau nemažai kas priim, o čia 2,60. Ir vse, 2,60 tik tais kelias įmonės yra kas priim. Nu, kaip čia man ilgai laiką tą žalį jungtą. Tai va, 2,60 jau laiką, tai yra ne laiką, superk labai nedaugas. Iš vis realiai vieną vietą tik žinau. Nu, bet aišku, kadangi palyginus neilgai dirbu, tai visko negaliu žinoti. Bet ten kaip tyčia buvo, praėjusią savaitę pasakė, kad neveškit, nes nebeturim kur dėti. Prisibubinę belė kiek esam. Tai nenorėjau iš vakar ir krautis. Sakau, maža ką, prisikrausi jau paskui sakys, nu neturim vietas, sakėm. Nu tai sakau, anksti ryte nuvežu malkas tada pasikrovęs. Nu tada jau bus matyti, bet galvoju, reiks važiuoti kitą sandėlį, ten kelias neblogs buvo, pasikrauti rastus atvežti. Nu ir po to jau bus matyti, iki kelių dirba, aišku, reikia žiūrėti pradžiai. Jeigu ten biški ilgiau, iki kokio 8, jeigu dirbs, nu tai reiks tada gal tą paskutinį reisą padaryti. Bus matyti. Tai va, važiuojam. Nu ką, išsimetė menčios, atlėkėm į sandėliuką pasikrauti rastų. Vieną buvo atmetęs, toks kreivesnis, bet žiūriu, kad ten menčios ne vieną tokia atveš žmonės į praein. Kaip tyčia lipau laiptais į bokštelį ten, prie operatoriaus. Grinai ant linijos važiavo toks palinkęs. Žiūriu, pravažiavo, tiesiai nuvažiavo. Nu, tai jeigu jau nuvažiavo, tai reiškia tinkams yra, reiks man tą paimti. Tai va, čia grubiai galvau, kad 2 mašinas yra, bet į vieną netilps, į 2 per mažai. Nu, tai bus matyti, kaip čia ką padaryti. Jeigu ką, nu, per 2 tikrai nedėsam, nes čia dar nebaigė apjauti to mišką, kur čia kert. Nes kai biški pašalia, išvežė traktorių į kitą vietą traukt mišką, tai čia dar trauks, tai nieka baisaus, kad ir liks kažkiek tai. Plius prieky yra malkų.
Tai buvo mintis atvažiuoti 2 reisus čia su rastais ir tada malkų pasikrauti. Bet bus matyti, kaip ten išeis. Malkas galvoju iš kitą sandėlį visai vežti. Bet dabar žiūriu, kad pasikrauti rastus ir, kaip minėjau, yra malkų. Tai realiai aš susištabeliuočiau praktiškai mašiniuką iš čia. Tai net nereiks į kitą sandėlį važiuoti. Nes čia kelias da toks nėra blogs iš tikrųjų. Čia kai buvo pašalę, tada visą naktį dieną ir naktį lyja. Tai čia tokia biški, tokia kaip pluta buvo užsidėjusi, tokia minkšta košė. Bet dabar, kad ir lyja, bet vis tiek. Gilus griovis drenažinis, tai visas vanduo ir nuein realiai visą drėgmę. Tai va, gerai, nieko nelaukam, kimbam prie darbo. Nu va, išsimetėm rastus, blemba gerai taip. Vieną mašiną buvo ant svarstyklių, kai atvažiavau, bet realiai kol privažiavau, kol išlipau ir nuvažiavo tą mašiną. Tai neblogai. Po manęs ten dar vieną atsistoja rastus iškrauti, tik tiek, kad rastus, kai atvežė, kažkada buvau minėjęs, ten dažniausiai ant rampas tiesiai turi krauti, ant stalą, anu vadinamą. O, stirna, šalia kelio. Nu ir ką tu, kaip einas tau, kalėdų atvarai. Nu ir ten jau kai krauni, tiksliau nekrauni, o kai tam, kad iškrautum, turi sulaukti savo eilės. Ta rampa ten jau taip tuščia praktiškai niekada nestau. Jeigu nėra mašinų, tai traktoriai iš šono imkas ant žemės sudėta ir kraunant eilės ant tos rampas. Tai va, gavau palauk, kol beržą visą sukrovę. Nu, ne visą, bet tą, ką buvo pradėjęs iš tos vienos vietos. Atrūšiuot, nu, netrūšiuot, atžymėta, sakykime, ir kiekvieną mašiną, kas atvež, yra atskirai vietai sukraunama, kad galėtų atskirti, nes realiai kiekvienas rastų ir savo vertę. Kiekvieną rastą matuoji. Tai va, kažkada, kai buvau minėjęs apie matavimus, kad čia tūris yra skaičiuojams realiai, tai rastus, kai veži, rastai biškiai kitaip skaičiuojami. Rastai kiekvienas atskirai yra skaičiuojams. Tarkim, jeigu veži iš urėdijas, tai tu viens pats niekada ir nepasikrausi. Visą laiką stau šalia meistras ir kiekvieną rastą plongalį matuoji su metru. Nu, dažniausiai būna meistrai jau iš anksto pasimatavę ir viskas susižymėja ant rastų pačių. Bet vis tiek stau šalia ir kai tu krauni, tie nusirašo skaičius būtent nuo tų rastų, kad žinotų, kiek kubų tu pakrovi. O jeigu veži iš privatininką, nu privatininkai nematuoja kiekvieną tų rastą. Bet mes, aišku, preliminariai pasiskaičiuojam, kiek ten vežam, kad ant važtaraščio užsirašyti tą kiekį. Ir aišku, kai nuveži irgi, priduodi važtaraštį irgi, kad žinotų preliminariai, kiek tu atveži. Bet kiekvienas rastas eina per liniją ir kiekvieną rastą kompiuteris jau išmatuoja tą kubatūrą. Kiekvieną rastą. Tai va, nu aišku, čia labai jau atidžiai tos rastus ir, nes turbūt labai kokybiška mediena.
Ten eina ir kreivumus visus matuoji. Ir paskui matuoji, tiksliau nematuoji, o žiūri, ar nėra metalų jokių įstrigusių medį. Nu, tarkim, po karą galbūt kokias ten skeveldras sulindusias, ar šiaip kažkur tai kažkas tai buvo apsitvėręs, kažkokias ten nuolaužas įaugusias į medį yra, kad tokių dalykų nebūtų. Nes jeigu jau yra viskas, yra atbrokuojams toks medis. Į malką praktiškai pereini. Nenaudoji tokią dalyką jau. Tai aišku, mes kai kraunamės, tai tų dalykų jau nepamatysi, kas ten yra viduje, jau čia jau įranga tik tais pamata, kai atveži. Bet tokius kreivumus stiprius, tai jau jo. Arba ten, sakykim, vėžiniai susirgymai visokie, ar jeigu žaibs koks trenkės į medį, vis tiek matos tą tokią žymę skilimą. Ar šaka kažkokia sena yra išpuvusi, nu va, tokius jau turi atmesti. Jeigu pamatai, nes to rastą irgi ten pasikėlęs, nesukinėjai, nežiūri ten iš visų pusių, ar ten labai geras, ar labai negeras. Prikėliai iš pirmo įspūdžio, ką pamatėjai ir dedi. Arba atidedi. Tai va. O dabar lekam atgalios. Tai rastų greičiausiai nebevešu turbūt, nes ten nedaug bėra. Ant mašinas pačios galėčiau užsimesti, bet priekabą tada malkas reiktų, tada 2 važtarašiai rašomi. Tada išsikraut malkas vienoje vietoje, rastus kitoje vietoje. Nu, greičiausiai taip nedarysiu. Jeigu jau nebūtų visai ko vežti, reikėtų ištuštinti tą sandėlį, tada jo, niekur nedingtum, taip reiktų daryti. Dabar greičiausiai atvažiuodams pasikraunu kokias tai eglės, apsisuku ir dasimetu tiek, ko trūks. Turbūt taip reiks daryti. O po to jau, jeigu liks dar laiką, paskutinį tą reisiuką gal reikės į sekantį sandėlį važiuoti. Bus matyti. Pagal laiką jau.
Nu, viską susimetėm ir į tą sandėlį grįžti nebėra ko. Nes čia lika biški rastų. Na, bet čia ant mašinas, tai net priekabas neskaičiuojant. O da priekabą reiktų prisimesti, tai neapsimoka važiuoti. Visas malkas surinkom ir da biški dasimetėm iš popierkas. Biški trūka. Ir lika pušies rastai, eglės plonraščiai keli ir popierkas stoikė grubiai, eglinės, popiermedžio eglinė. Tai va, vakar žiūrėjau orus programėliai, tai jau man bent jau nuo šiandien rodė ryškų pagerėjimą orą. Bet žiūrint dabar pro langą, nu nesimata to pagerėjimo, nesimata, jeigu jau valytuvus reikia jungti, tai geršia pagerėjams. Šiandien rodė jau, nu, naktį tiksliau, į šiandien naktį turėjo dar biški palinuoti, pasilpnas lietus, šiandien jau praktiškai be lietaus, apsiniaukė, bet be lietaus, o nuo rytojaus jau tipo, jau net su pragiedruliais. Ar su pragiedruliais, ar debesuota. Neatsimenu tiksliai, bet jau žodžiu gerą orą. Bet dabar važiuoju, taip pysto pradėjo lyti. Nu kažkas ne to. Galėtų biškai apsiraminti. Aišku, kam tai gal ir reik tos drėgmės, nors, kaip čia pasakius, upeliai visi ištvinę. Didesnės upės, va, ir Ventą pravažiuojant, toksai vanduo murzins. Jeigu jau murzins, reiškia, subėga iš visų kanalų, upelių. Jau Venta neblogai tai patvinusi yra, tai tie upeliukai visi mažesni irgi išsilieja neblogai. Reiškia, žemė jau neblogai ir pamirkusi yra. Plius tas lietus toksai buvo iki šiol, toksai smelkintis. Nebuvo taip, kaip iš kibirą kapiltų ir nupiltų. Tada dažniausiai paviršium, nu kažkiek aišku susigeria, bet paviršium nubėga į upelius, į kanalus, į drenažinius ir viskas į upės. O čia toksai buvo jau, kai smelkės grinai. Tokia dulksna pastoviai purškia. Tai susigeria jau į žemę. Daug lengviau tokie dalykai. Išsimetėm dar vieną reisiuką menčios. Per kelias vietas reikėjo išbarstyti. Jis buvo ta eglė. Nu, spiglys, sakykime, nes ir pušės buvo, ir eglės buvo. Ir lapuoti. Lapuoti ten buvo pamaišęs ir su alksniu. Nes jeigu būčiau atskirai vienas toikė dėjęs alksnį grinai, tai būtų reikėjo per 3 vietas iškrauti. Spiglį atskirai krauni, sakykime, drebulę ir visą baltą medieną atskirai ir dar alksnį atskirai būtų reikėjo. Nu tai žiauru, per 3 vietas važiuoti. Susiskleidi kojas, vėl siurblį išsijungi, pavažiuoji, nu nepavažiuoji, ten reiktų nuvažiuoti jau. Nuvažiuoji prie kitos rietuvės, vėl siurblį jungi, išsiskėti, užlipi. Toksai žaidims. Dabar gavos taip, kad pabarščiau biškį ir galėjai išmesti kartu bendrai su visų lapu, su lapuočiu. Va, dabar važiuojam link Vekšnių, tai biškį prašviesėja. Biškį pagrumuojau ant orų, jo, biškį pasitaistė, nors už nugarį matos per veidrodį tamsoka Ventos pusėje tai tamsu, o Vekšnių pusėje, Mažeikio pusėje šviesu. Nu, Vekšnių gal nelabai, bet va Mažeikio pusėje ten dar šviesiau yra. O mes kaip tik važiuojam link Vekšnių, bet tik tiek, kad jau ne link Mažeikio suksam, nu, netiesiai važiuosam link Mažeikio, o Vekšnių suksam jau į dešinę. Paskutinį reisiuką musiau. Nu, ne musiau, šiandien jau užteks. Iki 7:30 dirb tik tais. Šiandien iki 7:30 priminėjai medieną, nu tai va, bus pats tas nuvažiuoti, tą vieną mašiną tą pasikrauti, grįžti išsikrauti ir galės važiuoti į Tėviškę.
į Ventą. Ten šiandien ir apsistosim. Nes įsimečiau į kabiną balkį, gal matysis. Ten mano bardakins matos. Reikia biškį taip padaryti. Įsimečiau balkį. Tai va reiks tą balkį. Reiks tą balkį bandyti per tas laisvas dienas užsidėti. Seną sulankstytą imti į apačią. O tą šiandien vakarė grįžus užklijuosim lipdukus, atšvaitus. Norėjau iš viską, jau naują darau, sakau, tai būtų gerai pragrėžiuoti skylutės, prasivesti elektrą, įsidėti lemputės, nu ką gražiau būtų. Bet, gražu būtų, bet kas nors iššautų vėl į subinę ir ką tada, laidą jau užtrumpint, laidus vėl tvarkyk, užteks atšvaitų. Gražu, bet ar ilgam praktiška? O tam esmė. Aišku, ir tie atšvaitai klausims, kiek ilgai laikys, nes originaliai klijuoti vis tiek, ten yra jau ir su specialiu padengimu tie atšvaitai, pas mane be specialaus padengimo, nors tipo atsparus vandeniui, bet nenoriu tikėti, kad jau tiek būtų atsparus vandeniui. Na, bet kai bus, tai bus. Bent jau pradžiai bus gražu, o paskui jeigu jau ir lupsis, nu, tai nusilups. Gal kažką sugalvosim dar papildomai. Svarbu, kad tiktų. Skylės lyg ir pragrėžiau, varžtus įvirinau į vidų. tą patį vamzdį. Ir svarbu, kad atitiktų skylės, nes seną nebuvau nuėmęs tam, kad naują prisidėti, tiksliai pasižymėti, su metru atsimatavęs ten skaičiavau. Nes tam, kad seną nuimt, turi ir sparnus paleist galinius, daug valakitas atsiranda. Vien dėl to, kad skylės pasimatuoti. Tai dabar sakau, čia bus tėviškai biški paprasčiau. Aišku, dirbtuvės būtų idealiausia, bet dirbtuvės toli, tai teks namų sąlygom pasidaryti. Įsimečiau raktus reikalingus, drilikės, bulgarkės, svarkės, jeigu jau reiks, tai viską panaudosim ir padarysim musiau. Ne. Lemba, ką užsiroviau. Tu keliai kokie baisus. Ujujui. Nu, vsio, čia tokiu oru nebevažiuosim į tą sandėlį. Sutemo, blemba. Žemas vairavimo aušinimo skysčio lygis. Variklio aušinimo skysčio lygis. Nu ką, su nuotykiais.
Sustokite, žemas variklio aušinimo skysčio lygis. Galim gesinti mašiniuką. Tai tam tešlynę važiavau ir išmetė pranešimą. Pradžiai dar net nesupratau, kažkaip galvoju, ko aš čia dabar. Iš karto, aišku, pasižiūri temperatūrą kaip ir vis gerai. Nu, galvoju, kažkas tai... O bijau sustoti, nes toks tešlyns baisus, kad, o Jėzau, galvoju, sustosiu, bus amen. Bandžiau davažiuoti iki tokias sausesnės vietas. Davažiavau, tai palendu, pasilenkiau po mašiną, blemba, žiūriu antifrizą, belė kiek pribėgė. Nu tai ką? Nu į ką tu čia dabar? Sustoja dėdė kažkoks. Bijo pravažiuoti gal. Nu ir žodžiu. Ai, praleid. Žiūriu skysčią pribėgė. Nu tai ką sakau. Reik važiuoti iš čia lauk, iš to žvyrkelį, nes tas žvyrkelis toks pakankamai siauras. Nebūtų įmanoma buvę prasilenkt, jeigu būtų kokia mašina važiavusi. O ten kelias sodybas buvo, nu tai norėjau išvažiuoti ant asfaltą į kokią artimiausią aikštelę. Tas kukštelė, autobus stotelė. Tai išvažiavau, iš lėto dabirbėjau, kad nesukelti temperatūras aukštesnės. Pasikėliau kabiną, atsiverčiau. Blemba, žiūriu visur šlapia. Galvoju, tai kur dabar tos bėdos ieškoti? Kažkaip vieną šlangą paėmiau. Žiūriu, tantalai. Aha. Žiū, vamžė gals. Nu tai tada jau dašuta, kad nušovė. Aišku, antifrizą tai nesivežiojau, kad ir vežiotumės tiek neturėtum, nes realiai ausis, kai buvo plyšusios variklę, kai reikėjo pakeisti, tada reikėjo atjungti ir šlangas visas. Tai tada supyliau, aišku, tada jau tuščias visai, galim sakyti, buvo. Supyliau 50 kelis litrus antifrizą. Nu dabar galvoju, jeigu tiek, galvoju, tiek nereikės, nes ta šlanga ne pačioje apačioj, bet vis tiek, kaip ir po spaudimu kažkokį tokį duodu. 10 litrų bačioką vežiojos vandens supyliau. Na, aišku, neužteka. Nu, tai teka tada jau žaisti su gamtiniu vandeniu. Bet aišku, negali irgi pilt, kad nesuskaldyt galvos, kad netrūktų. Nu, žodžiu, žaidžiau taip 2 valandas, kol užsipildžiau sistemą. O sistemai 28 litrų reikėjo vandens. Tai va, blogai, kad nenuvežiau, aišku, medienas, jau šiandien nebepriduosiu, be šansų. Reiks kažkuria kitą dieną jau. Nu, ką padarys? Dabar reikės ryt atsikėlus, arba poryt bus matyt, išleist vandenį lauk. Pirmą nusipirkti antifrizą, tada išleist vandenį lauk ir supilti antifrizą. Nes blemba, žinai, su vandeniu biški ne kažką. Tai va, nėra tai blogai, 3 reisai padaryti. Čia va 4 būtų buvęs, tai būtų pasaka buvę. Beveik 400 km nuvažiuota, tai irgi nėra blogai. Bet vat, kad su tais nuotykiais nėra gerai. Tai ką, reiks eit apsitvarkyti man, išsinešti bardakyną tą visą, nes gavau ir butelius pjaustyti, skylutę pradurti kamštelį, kad išlietą piltą vandenį, kad staigiai neatšaldyti. Nu, žodžiu, siurprizai. Nusinešti balkį į sausesnę vietą. Nu, ne į sausesnę, ta prasme, iš čia išnešti į ūkinį pastatą kažkur pasidėdama. Ir reikės ryt arba porytę užsiimti balkį keitimu. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.